Čia tavo cue to go? Jo. Slei! Sveiki visi atvykę į mano YouTube channel. Chanel. Šiandien aš filmuoju video. Turiu štai tokį maišą. Jums turbūt įdomu, prie ko čia maišas, kas tame maiše. Bet turbūt iš pavadinimo video žinot, tai neįdomu. Kai aš buvau maža, pradiniai klasiai, aš rašydavau knygelės. Netgi buvau mokykloje savo biblioteką atsidarius. Ir vienas klasiokas vieną iš knygelių suplėšė. Šiandien, po ilgo laiko, aš pažiūrėsiu, ką aš ten rašiau ir pasidalinsiu su jumis. Pirmas dalykas – gyvūnai ir jų problemos. Aš nežinau. Kai kurie žinot, kai kurie gal nežinot, ką žiūrit. Yra tokie žaisliukai gyvūnėliai LPS, Littlest Pet Shop. Ir aš jų labai daug turiu vis dar. Ir kolekcionuodavau ir tada, ir dabar biškį kolekcionuoju. Ir aš juos labai mėgau ir aš juos piešiau. Ir aš tada sugalvojau parašyti knygelę, man atrodo. Pirmiausia, gyvūno piešinys, tada eina istorija. Tai Kloja. Kloja, lova. Vieną kartą gyveno šuo vardu Kloja. Ji labai mėgo gėles ir norėjo sienų išpaišytų gėlėmis. Kloja ieškojo, kur gauti tapetų su gėlėmis, bet nerado, kur nupirkti tų tapetų. Klaustukas. Jai padėjo jos draugė Šarlyna. Šarlyna yra štai čia. Ji surado tapetų su gėlėmis, nes ji vaikšt po parduotuvės ir viską apžiūri. Atsirado kita problema. Kur gauti mėlynas grindis? Ir vėliai, man čia buvo kokie 8 metai. Vėliai reikėjo Šarlynos pagalbos. Ji greitai padėjo Klojai. Vasarėlį. Lygiai tokį patį. Oh my god. Aš kažkada labai norėjau šito LPS šuniuko. Ir aš jį turiu dabar. Geras. Kas čia? Atrodo, kad prieis ir saldainį pasiūlys. Kartą gyveno pudelė Vasarėlė. Taip jos vardas buvo Vasarėlė. Jos problema buvo, kad visi erzinosi iš jos vardo. Ji buvo ypač jautri, nes neturėjo nei mamos, nei tėčio. Gerai. Vieną dieną jis susitiko gerą atkaklę šunytę. Ji padėjo Vasarėliai. Nuo to laiko Vasarėlė labai atkakli ir gera žinoma. Tai atsakykite, kuo jūs pamokė šios pasakos. Turbūt, kad reikia visat padėti arba pačiam sugalvot, ką daryti reikia. Sekančios knygelės turi 2 dalis. Zebriuko kelionė. Pirma dalis ir Zebriuko kelionė antra dalis. Čia atrodo gražiai, tik dėl to, kad čia iš kažkokios asmenio iškirpto buvo. Vieną kartą gyveno Zebriukas Zozo. Jisai visada buvo atsiskyrėlis nuo visos bandos. Jisai su niekuo nedraugavo. Vieną dieną Zozo banda keliavo į kitą vietą. Visos knygelės neskaitysiu, aš nepamenu tiksliai apie ką, bet buvo Zebriukas Zozo, jis atsiskyrėlis. Pabėgo nuo bandos, jo vos nesuvalgė, bet jį išgelbėjo dramblys ir tada jis grįžo į savo bandą. Antra dalis, nežinau, jisai užaugęs, man atrodo, ir susitiko su tuo drambliu. Ai, dar dramblio vardas Eugenijus. Būk genijus, daryk kaip Eugenijus. Bet aš noriu parodyti iliustraciją. Tai kaip ir visi normalūs ar nenormalūs vaikai, aš buvau obsessed su nevykėlio dienoraščiu ir ką daugiau galima padaryti, kaip tik tai nukopijuoti ir knygą parašyti. Čia yra Džeinės Šmaikštuolės dienoraštis. Sveikas dienorašti. Aš šiandien mačiau, kaip mano klasiokė apsipylė sriuba. Mano klasiokas numetė akmenuką, už kurio užkliuvo mano klasiokė. Iliustracijos čia yra top tier. Nieko nežinau. Sveikutis dienorašti. Šiandien aš su broliu Džeimo. Mušiaus.
Buvo linksma, nes aš laimėjau, nors ir mano brolis vyresnis 4 metų. Ir čia nupiešta jinai ir jos brolis su fanaru. Labutis dienorašti. Aš su draugė susilažinau, kas pralaimės, tas nuo žemės valgys sūrį. Čia tai visiškai pavogta iš nevykėlio dienoraščio. Pralaimėjo draugė ir valgė nuo žemės sūrį. Labas dienorašti. Šiandien aš į brolio batus pyliau jogurtą. Brolis įkišo kojas į tuos batus. Man sekasi, nes manęs tėtis ir mama nekaltino. Man sekasi. Šiaip kažkur tiesiog dingo dalis mano knygučių. Šita serija yra viena iš geresnių. Pabaisos geriausios draugės. Tai piešinukas, kur kempiniukas su aukštakulniais ir atrodo, kad buvo kišęs pirštus į elektrą. Ir čia irgi, čia tokie pabaisos. Vieną kartą gyveno Millardai. Vieną dieną, kai Millardų šeimyna žiūrėjo siaubo filmą ir už pterozaurus rodančio televizoriaus išlindo pabaisos. Millardų šeimyna taip persigando, kad iš karto pasiėmė lagaminus ir dingo iš to namo. Visiems laikams. Nors ir pabaisoms nereikėjo namo, bet jos susitarė taip. Pabaisa baubė. Ciklomenai. Kodėl? Ciklomenai, gal parašom skelbimą, kad parduodam namą nemokamai? Valio, štai vėl gąsdinsim žmonės. Kodėl? Štai, atsikėlė Faksardų šeima. Ei, ciklomenai, vakare, kai Faksardų šeima miegos, mes ateisim ir išgąsdinsim jų šeimą. Atėjo vakaras. Baubė su ciklomenu priėjo prie Faksardų lovos ir sušuko bū. Ir Faksardų šeima nejokais įsigando ir dingo. Niekas nežino, kur jie dingo. Net patys pabaisos nežino. Antra dalis. Ar prisimenate ciklomeną ir baubę? Ir Faksardus? Kai niekas nežinojo, kur dingo Faksardai, jie bėgo į policiją pasakyti, kad matė pabaisas, bet niekas nepatikėjo. Faksardai ilgai įtikinėjo, o pagaliau policininkai kažką pasakė, bet ne tai, ko tikėjosi Faksardai. Policininkas pasakė, kad jie eitų į psichiatrinę. Faksardai jau atsibodo policininkui ir jisai sutiko nueiti ten, kur gyveno pabaisos. Kai pabaisos pamatė policininką, iš karto bėgo tekini. Deja, bet ciklomenas ir baubė turėjo susirasti naujus namus. Jie juos greit surado. Ciklomenas pamatė namą, kuriame gyveno žmonės. Baubė, einam gąsdinti žmonių? Klaustukas? Gerai. Ciklomenas su baubė nuėjo gąsdinti žmonių. Man šiaip skaitant šitus, taip galvoju, įdomu. Ką galvoju? Nieko negalvoju. Skaitant knygeles, aš galvoju, kai kurie žodžiai iš suaugusio žmogaus žodyno biški, tokie, kaip čia pasakant, įsilavinusi žmogaus žodyno, bet tokios durnos istorijos, aš nesuprantu, kaip kiti skaitydavo jas. Nežinau, kodėl kiti skaitydavo jas. Žmonėms iš tikrųjų buvo įdomu. Ir čia visos tos knygutės, kiek aš čia rašius, jos parašytos tais pačiais metais. Visos. Tai šitos knygutės apie pabaisas buvo įkvėptos tokio filmuko, kur ten šiaip, tipo, šlykštaus stiliaus filmukas apie pabaisas. Tik aš jį žiūrėdavau bibliotekoje su disku. Tai aš abejoju, kad rasiu, bet jeigu rasiu, įdėsiu. Čia daug šitų knygučių buvo įkvėptos kažko. Pavyzdžiui, gyvūnėliai buvo įkvėpti iš to filmuko, kur ten ta karvė vaikščiojanti, ten tas kur ūkis, kur vaikščiojanti karvė, tą tai turėčiau rasti. Tada turiu didžiausią knygelių seriją. Bananas. Bananas 2. Bananas 3. Bananas 4. Bananas 1. Bananas 2. Bananas 3. Ir 4. Vieną kartą gyveno bananas Banas. Banas! Bad. Banas! Aš niekada
labai man nebuvo asociacijų su tuo žodžiu nieko. Vieną kartą gyveno bananas Banas. Jisai buvo labai išdykęs. Vieną dieną, kai bananas nukrito nuo medžio, visi nustebo. Jisai Banas keliavo ir apkeliavo visą pasaulį. Kai apkeliavo pasaulį, jisai susipažino su banane Nana. Čia viena knygutė. Antra dalis, kuri buvo parašyta tą pačią dieną. Banas ir Nana susituokė. Nana su Banu keliavo į šiltesnę vietą. Nana su Banu sutiko daug apelsinų, kivių ir ananasų. Pagaliau Nana su Banu atvyko į Afriką. Dabar Nana su Banu turi pasistatę namą. Pamiršau parodyti. Čia Banas. Čia Banas ir Nana. Bananas 3. Va čia, matot, vaikutis yra. Nana su Banu... Čia yra užklijuota, nes antiek žodį blogai parašiau, kad užklijuot turėjau. Nana su Banu laukė, kol gims bananiukas. Pagaliau jie sulaukė vaikelio. Jį pavadino Binu. Nana vaikeliui nupirko rubelių maisto. Bananiukas labai daug verkė dėl to, nes buvo besotis. Kai Banui ir Nanai labai atsibodo, kad Binas verkė, jie nupirko soskę. Ai, čia visi parašysiu tą pačią dieną. Ir paskutinė dalis. Bananas 4. Binas jau nebe kūdikis. Jam jau 5 metai. Jisai laukia, kol gims sesutė arba broliukas. Pagaliau Binas, Nana ir Banas sulaukė. Binas sesutės, o Nana ir Banas dukrelis. Bananiukę pavadino Naba. Jinai daug verkė. Dabar bananų šeima pilna ir laiminga. Aš įsivaizduoju šeimos maršalą tai reprezentacijai. Ir tada yra mano mėgstamiausias. Baisioji beždžionė Minka. Ir čia kraujo upė. Vieną baisią naktį Minka išėjo iš savo namų. Ji pradėjo savo baisųjį planą. Sunaikinti visus žmones. Minka pradėjo veikti. Ji susikvietė visus grupės narius. Jie visi pradėjo vienas po kito naikinti žmonės. Žmonija negalėjo išsigelbėti. Ji vis naikino žmoniją. Nieko neliko. Tik Minka ir jos šutvė. Beždžionės karaliavo. Įsivaizduokite, jos turi tiek saldainių, žaislų, kompiuterių, žodžių, turėjo viską. O kažkur labai toli liko vienas gyvas žmogus, kuris tuojaus viską pakeis. Jis ieškojo tų beždžionių. Jis surado jų buveinę. Žmogus nežinojo, kaip sunaikinti beždžiones. Jam padėjo gera gorila. Jis sakė, kad reikia pradėti nuo Minkos. Žmogus pradėjo veikti. Visos beždžionės žuvo, kartu ir žmogus. Visi trumpai ir nelaimingai gyveno. Dabar žirafa Žogo. Pirma dalis. Žirafa Žogo. Antra dalis. Žirafa Žogo. Trečia dalis. Ketvirtos nėra. Vieną kartą, kai Žogo valgė, staiga iš krūmo iššoko liūtas. Žogo bėgo kiek galėjo. Pagaliau liūtas pavargo ir Žogo dabar galėjo pailsėti. Bet Žogo pasiklydo. Žogo ėjo ir vis ėjo, kol rado savo namus. Po tokios kelionės Žogo buvo daug kūdesnė. Žirafa Žogo 2. Kaip man reikėdavo kažkada nagrinėti knygeles ir viršelius knygų, tai čia galim išnagrinėti, kad pagal knygos viršelį matome širdutę ir matome vėl žirafą Žogo. Širdutė reprezentuoja dažniausiai meilę. Tai reiškia, kad žirafa Žogo mėgsta raudoną spalvą. Žirafa Žogo vieną dieną sutiko žirafą Žravo. Kas čia per vardai? Ji jį iš pirmo žvilgsnio įsimylėjo, o jisai irgi. Save? Neparašyta, aš spėju. Jie miegojo prie savo pastatyto lapų namo. Žogo su Žravo susituokė ir ilgai ir laimingai gyveno.
Šita knygutė buvo parašyta tą pačią dieną kaip visos banano dalys. Kas mokėjo man? Kur pinigai? Kur pinigai? Bet čia parašyta, kad ilgai ir laimingai gyveno. Bet kažkodėl yra trečia dalis. Žirafas žago 3. Atsidarom. Žirafas žago 3. Žirafų pora, žago ir žravo, susilaukė vaiko. Jis buvo mielas ir klausydavo mamos. Jo vardas buvo Žago. Bet vieną dieną jis pamatė stirną ir sužvėrėjo. Žago nužudė tėtį ir mamą. Jie mirė. O Žago trumpai ir nelaimingai gyveno. Ta prasme, nuo tradicinės žiemos su bananais iki apes užvaldo pasaulį. Beje, aš nebuvau mačius apie tos, kur apes yra filmas. Aš jo nebuvau mačius. Ir aš parašiau knygutę apie tai. Ir tada apie čia nužudimus. Kas pakeitė mano smegenis? Kodėl aš pradėjau apie žudynės rašyti? Šiaip labai gaila, nes dar buvo knyga, kurią aš rašiau, kur spausdinau ir niekur jos neberandu. Ir dar buvo knyga, kurią aš rašiau ir ten buvo tiesiog remixas Twilighto, Brave, visok tokių fantastinių dalykų. Ir ten buvo labai geras lainas, kur parašyta buvo naktis. Buvo tamsu. Ačiū, kad žiūrėjote mano video ir jeigu tu peržiūrėjai mano visą video, kas tau? Negerai.